Žinot, dabar Anglijai dažnokai būnu. Braškės skini. Mokausi. Tai ką čia mokytis, pasilenkė ir skini? Nu, nesvarbu. Norėjau pasakyti, kad Anglijoje visi turtingi lordai ir kiti milijonieriai turi žirgų, tokia kaip nerašyta taisyklė ten yra. Jūs neplanuojat žirgų įsigyti? Oi, ne, tikrai ne. Ir iš vis, man tavo šitas klausimas tai primena mokyklą. Kaip ten kažkelintoj klasėje reikėjo rašyti rašinėlį žirgas ir lietuvis. Bet ir arabų šeichai turi žirgus. Jie juk milijonus kainuoja, čia toks kaip statuso ženklas. Man arabų šeichai nerodiklis yra. Turi jie arklių ir žmonų krūvom. O man labiau patinka, kad visi arkliai telpa ir yra iš vis po mano džipo kapotų. O mergų krūvos. Mergų krūvos. Jei raidės paskutiniam žodį sukeistum, tai būtų juokinga. Žodžiu, su mergom, tai aš ir nevedęs galiu. Arkliai smirda ir spardosi, man svarvės ir cechose užtenka. Pakankamai. Geras žirgas yra negyvas žirgas, nes tada kanopas galima sumalti dešras. Žiauriai labai kalbat. Žinau, kad jūs tik save mylite, bet nemaniau, kad taip gyvūnų nemylit. O va čia tu neteisus. Dar vaikystėje aš labai mylėjau naminius gyvūnėlius. Turėjau tokią jūrų kiaulytę. Tai man taip jos gaila pasidarė, kad aš ją į laisvę paleidau. Kaip į laisvę? Nu taip, Palangoj nuo tilto jūrą numečiau. Dabar pagalvojau tai apie žirgą, jūrą ir toks vaizdas akyse atsistojo. Daili mergina su bikiniu ant žirgo joja pajūriu. Nu įkalbėjai, pirksiu žirgą. Kad pusnuogė mergina jodinėtų pakrantę ir džiugintų man akį. O dabar pat. Bet juk dabar šalta prie jūros. Nu tai kas? Ašgi striukę užsivilksiu.